kadangi spalio mėnuo skirtas mergelės Marijos, rožinio karalienės garbei, tai pradėkime šį susitikimą pagerbdami mergelę Mariją, pasveikindami ją. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Labas vakaras. Džiaugiuosi, kad vis dar pilna salė, nors galvojau, kadangi filmuojamos tos paskaitos, visada yra turbūt pagunda išvengti tų kamščių, ramiai savo atsisėsti namuose ir įsijungus peržiūrėti transliaciją. Bet vienas rabinas Jeruzalėje yra pasakęs, kad Dievo dvasia gyvena žmoguje, ne knygose, ne filmuotoj medžiagoj, bet žmoguje. Ir va tas gyvas susitikimas, jisai tuom vertingas, kad jūs čia galite ir aš kartu su jumis jausti Dievo dvasios buvimą kartu su mumis. Tai vat, tai yra neįkainoma, man atrodo, patirtis. Na, o šalia to, aišku, ir išsinešti tą jausmą, jog buvome su Dievu, skaitydami jo žodį. Šiandien parinkau du man labai gražius palyginimus ir stulbinančius, tikrai stebins. Žodžiu, ir ką, ir tada pradėsim nuo pirmojo. Mato Evangelija, 13 skyrius, 45-46 eilutės. Dangaus karalystė dar panaši į pirklį ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Dvi eilutės, toks palyginimas. Ir ką, gal iš karto pristatysiu tokias klasikinės interpretacijas šito palyginimo. Aišku, kad mokslinėje literatūroje komentuojamas jis yra alegoriniu būdu, krikščioniškų žvilgsnių įžvelgiant pirklyje Jėzaus mokinį, kuris ieško dangaus karalystės. Ir tada Evangelija yra būtent tas perlas, kurį pirklys atradęs parduoda viską ir įsigyja. Viską prarasdamas beje. Stengiasi, aukojasi, deda pastangų, tas ieškojimas jisai irgi nėra, kad va taip tiesiog ateini į vietą ir žinai, kur čia galima įsigyti. Ir paskui, aišku, ta kaina, Evangelijos kaina. Čia beje Dietrichas Bonhoefferis yra gražią mintį pasakęs, nėra pigios mokinystės. Kiekvienas, kas ryžtasi eiti paskui Kristų kryžiaus keliu arba meilės logikos keliu, jisai turės mokėti didelę kainą, bet verta tą daryti, nes gauni dangaus karalystės patirtį. Kiti įžvelgia pirklyje Kristų, kuris ieško žmogaus. Bet šita interpretacija nėra labai teisinga dėl to, kad kelia abejonių. Esą žmogus tada yra perlas, kurį perki, parduodi, kažkaip menkina mūsų tokį žmogiškumą ir nelabai norėtųsi galvoti, kad Dievas čia mumis prekiauja ir kažkurį iš mūsų išsirenka kaip vertingiausią perlą. Dar kitiems Kristus yra perlas, kurio žmogus ieško, čia 2 amžiaus tokia interpretacija. Ir galima galvoti netgi apie bažnyčią kaip perlą, jos ieškoti, ją atradus, tarsi viską parduoti. Žydams perlas gali būti lyginamas su Tora, atrasti išmintį, atrasti Torą. Taip pat perlas gali būti net ir Izraelio tauta, kurią atranda kitataučiai, vėlgi sąsajoje su Tora ir su išmintimi.
Augustinas, 5 amžius, perlą lygina su meile artimui ir meile Dievui. Graži interpretacija, atrasti meilę ir tas, kuris ją atranda, ryžtasi visko netekti. Protestantai tame perle mato atleidimą, kurio ieško pirklys, nusidėjėlis. Irgi graži interpretacija. Esama ir tokios netgi, kuomet perlas laikomas džiaugsmu. Kiekvienas žmogus štai ieško džiaugsmo ir negali galbūt iš anksto net ir žinoti, kas tau teiks tą džiaugsmą, bet štai atradęs jį viską palieki ir čiumpi, kad ir kokią kainą bereiktų mokėti. 16 amžiuje, jau tai čia aišku protestantų įtakoje, Dievas yra laikomas perlu ir lobių atrandamų ir garstyčios grūdelių, žodžiu, ta tokia tendencija. Dar Jonas Chrizostomas akcentuoja visko pardavimą ir džiaugsmą. Kas visą parduoda, turi žinoti, jog tai yra investicija, nepraradimas. Ir jeigu visko neparduosi, tai tuomet ir nenusipirksi to džiaugsmo. Ir jisai kalba taip, jei siela neieško visomis pastangomis, tuomet jinai ir neras. Taigi parduoti visą turtą iš esmės reiškia visas pastangas. Kalvinas 16 amžiuje kalba apie pardavimą kaip išsižadėjimą savęs, kūno, aistrų, pasaulio, žodžiu, visko, kad tik įgytum dangų. Tai tokios pagrindinės interpretacijos. Ir aišku, mes jau išmokom tą pamoką, žinom, kad dangaus karalystė, jeigu mūsų pavadinimuose jau čia mums kaip sufleris gali būti, jeigu tik tai pavadinimas yra apie perlą, kaip šiuo atveju, brangus perlas, tai jau mes žinom, kad čia greičiausiai bus ne apie perlą. Tai nežinau, pamatysim, bet galbūt ir taip. Ne visur tas suveikia, bet irgi taip norėtųsi man kartais, kad suveiktų, bet ne visur. Keletą pastabų, kaip susiformuoja perlai. Turbūt daug kas žinot, bet komentaruose irgi tam daug dėmesio skiriama. Į kriauklę jūroje, į jos vidų patenka kartais smėlio smiltelė ir tada ta kriauklė, tas organizmas, nežinau kaip jinai vadinama, moliuskas, turbūt jo, žodžiu, kovoja su ta smiltele smėlio kaip su svetimkūniu ir tada jį mėgina apauginti kažkokią medžiagą, apvalkalų ir tokiu būdu susiformuoja perlas. Jie būna skirtingi, įvairių dydžių, galbūt tikrai štai tas pirklys, kuris ieško brangiausio, gražiausio perlo, tai matyti tie perlai nevienodi iš tikrųjų, jeigu galima atskirti. Įdomu, kad, pavyzdžiui, Jėzus greičiausiai nėra matęs perlo, nors palyginimą naudoja apie perlą, bet ir mes galim gyvenime ne visada turėti kažkokį labai tiesioginį sąlytį su kokiu nors daiktu, bet vis tik tai įsivaizduojam, kaip jis atrodo. Esmė, kad jisai tikrai yra brangus dalykas ir tai yra brangiau negu brangakmenis. Kažkur dabar, neatsimenu, į galvą atėjo, girdėjau, kad Kleopatra susiginčijo su Antonijumi, kad ji gali suvalgyti vakarienę, kurios vertė, ir aš ten nežinau, kiek ten, tarkim, milijonas ar kažkiek ten romėnų pinigais. Ir susiginčijo su Antonijum ir ką jinai padarė. Jinai tiesiog į savo eilinę vakarienę ją papuošė kažkokį patiekalą perlu ir prarijo. Tai žodžiu, laimėjo tą ginčą, suvalgė brangiausią pasaulyje vakarienę. Kągi, dangaus karalystė vis tik tai, kaip sako tekstas, yra panaši į pirklį, arba čia galit pasitaisyti net ir savo Biblijose,
norėčiau, kad ten būtų žodžių junginys į žmogų pirklį. Graikiškai anthropoi emporoi. 2 žodžiai. Ir paskui paaiškinsiu, kodėl čia yra svarbu. Ne visi pirkliai iš karto turi būti suvokti kaip Jėzaus mokiniai ir ne visada perlas yra Evangelija. Tai čia mes daugiau jau laikomės tokios bažnyčios tėvų tradicijos ir apskritai tokio krikščioniško žvilgsnio. Bet, kaip jau esame įpratę, gali būti ir truputėlį paprasčiau. Pradžiai, kas yra pirklys? Mums pirklys yra profesionalus žmogus, kuris užsiima verslu, išmano savo verslą ir šitas panašu tikrai nėra pirmokas savo versle, kuris perka, parduoda ir iš to turi pelną. Bet mes jį vertinam, apskritai pirklius vertinam gana pozityviai. Verslininkus visus tokia pozityvi charakteristika, reiškia, jie moka suktis, jie išmano, ir netgi skatinam verslą visokiais būdais. Bet Biblijoje verslininkai dažniausiai, pirkliai, aptariami negatyviai. Yra keletą atvejų, kai neutraliai, ten, žodžiu, koks nors pirklys apibūdinamas, pavyzdžiui, Pradžios knyga, 23 skyrius, 16 eilutė, ten Abraomas perka kažką ir sumoka pirkliui ten kažkokį tai mokestį. Žodžiu, tai tas pirklys nei geras, nei blogas, tiesiog įvyko sandoris ir viskas. Bet šiaip normaliai Biblijoje dauguma atvejų yra apie pirklius pasisakoma neigiamai. Vienas atvejis tiesa yra, kada apie pirklius labai teigiamai pasisakoma, bet irgi išminties kontekste. Patarlių knygoje 3 skyrius, pacituosiu keletą ištraukų. Patarlių knyga 3 skyrius, 14 eilutė. Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja, juk jos nauda didesnė už naudą sidabro ir jos atlygis didesnis už atlygį auksų. Ji brangesnė už brangakmenius, visi tavo turtai negali jai prilygti. Tai galime kažkaip išvelgti, kad štai truputėlį su verslu kažkokia sąsaja, bet dar labiau tai 31 skyrius, 10 eilutė. Koks retas radinys sumani žmona, brangesnė už perlus jos vertė. Ir čia, aišku, patarlių knygoje skaitytojas save turi atrasti tarsi jaunikaitį, kuris ieško savo žmonos. Ir tada pristatomos 2 figūros, moters figūros, viena išmintis, o kita priešingybė jai kvailumas arba paikystė. Tai čia daugiau būtent išminties kontekste reikėtų galvoti ir apie tą prekybą. Bet yra, pavyzdžiui, 14 eilutė, tas pats skyrius. Kaip pirklio laivai, ji pargabena iš toli maisto atsargų. 18. Ji mato, kad jos verslas klesti, naktį jos žibintas niekada neprigesta. Ir 24. Ji siuva ir parduoda lino drabužius ir tiekia juostas pirkliams. Tai gana pozityviai apie pirklius ir verslą, bet vėlgi, sakau, suvokiant, kad už to yra išmintis, išminties rankose ir verslas yra išmintingas. Tai vienintelis toks pozityvus. Naujam testamente apie pirklius irgi yra nemažai. Ypač apreiškimo knyga, apreiškimo Jonui. Ten sąsajoje su Babele, ištvirkelė, žodžiu, kalbama apie pirklius. 18 skyrius, 3 eilutė. Mat jos ištvirkimo vynų nusigėrė visos tautos. Žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. 18 skyrius 11 eilutė.
Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, Babelės, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių, aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, raudono audinio, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų, nei vario, geležies, marmuro, cinamono ir taip toliau, taip toliau. Dar 15 eilutė, tų daiktų pirkliai iš jos pralobę stovės iš tolo išsigandę jos kentėjimų, verks ir gedės. Ir 23 eilutė, tavyje nebešvies žiburio spindulys, niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso, nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos. Tai, žodžiu, apie pergalę Jeruzalės ir Babilono sunaikinimą Apreiškimo knyga ir ten pirkliai pristatomi labai negatyviai. Tai apibendrinant galima sakyti, kad iš vis į pirklius Biblija žiūri su tokiu įtarimu. Jono, pavyzdžiui, Evangelijoje 2 skyrius 16 eilutė, ten, kur Jėzus ateina į šventyklą, išvarto visus prekystalius, nedarykit iš mano tėvo namų prekybos namų, tai vat irgi prie to negatyvaus vertinimo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Jėzus, sakydamas palyginimą apie pirklį, žmogų pirklį, iš esmės jau suintriguoja. Nes, žodžiu, tas žmogus, kaip jis gali būti panašus į dangaus karalystę, jeigu jisai visoje Biblijoje beveik ištisai negatyviai vertinamas. Kągi, pirklys ieško prekės ir čia jau suprantame, kad palyginimas apie pirklį, žmogų pirklį, ieško prekės, kurią parduos. Pirklys neieško dangaus karalystės, jis ieško perlų. Ir čia, man atrodo, irgi svarbi pastaba. Įdomu, kad jis ieško daug, ieško perlų. Tekstas sako, o randa vieną. Ir dėl jo pardavė visą. Ką reiškia pardavė visą? Tai reiškia pardavė namus, pardavė turbūt kažkokias atsargas, pardavė kitus perlus ir visą tai, kuo jisai prekiauja, galbūt pardavė net brangius drabužius, nes verslininkas turėjo atrodyti labai prašmatniai, gal net ir maistą, žodžiu viską pardavė, kad įgytų tą perlą. Įgyjo, ko troško, kuo galės didžiuotis, bet kas jam neleis išgyventi. Bent jau tol, kol neparduos to perlo. Tai va čia ir yra dabar visas kaip užslėptas mechanizmas arba šuo pakastas. Iškės jisai įgyjo kažką be galo brangaus, pardavė viską, bet dabar jeigu jis nori daryti verslą ir iš to išgyventi, jis turės parduoti šitą perlą. Nes kitaip nėra prasmės jo laikyti. Ir tai reiškia, kad pirklys praranda savo verslą. Pirklys, kuris buvo žmogus ieškantis nuolat naudos, nuolat pelno, atradęs kažką, nustojo būti pirkliu. Ir va čia yra dangaus karalystės esmė, kad keičiasi žmogaus, ne tai kad veikla, bet apskritai keičiasi žmogus. Jis nebe pirklys, jis išdavė pats save, savo verslą, bet atrado kažką, kas jį, žodžiu, privertė iš naujo įvertinti visą, ką jis daro. Ir dėl to, man atrodo, labai svarbu grįžtų prie to, kad tekste kalbama apie žmogų pirklį, o mes žinom, kad dangaus karalystė nuolat kalba apie tai, kaip būti daugiau žmogumi. Taigi žmogus pirklys nustojo būti pirkliu ir kas lieka žmogus. Čia net struktūriškai, žiūrint taip lingvistiškai arba, nežinau, gramatiškai, buvo du žodžiai, buvo žmogus ir kažkoks priedas. Kai jis atsisakė to priedo, jis tapo daugiau žmogumi. Ir čia nežinom, kas tas perlas. Galim, aišku, galvoti apie Kristų, apie tikėjimą, apie Evangeliją,
Bet, pavyzdžiui, žmogui, kuris yra kalinys, tas perlas gali būti laisvė. Arba žmogui, kuris yra nelaisvas, net nebūtinai kalinys, tas perlas gali būti laisvė, dėl kurios jis viską atiduos. Žmogui, kuris niekada neturėjo meilės patirties, tas perlas gali būti meilė. Ir jis viską atiduos, žodžiu, įsimylėdamas. Ir man vienas gražiausių turbūt pavyzdžių yra Morkaus Evangelijoje. Pabandysiu susijęti dvi ištraukas ir pailiustruoti, kasgi tas perlas galėtų būti. Morkaus 10 skyrius, 17-23 eilutės. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė. Tas vienas žmogus, bent jau Mato versijoje, yra jaunuolis, kas man visai patiktų, bet jaunuolis irgi yra žmogus. Taigi vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Žodžiu, čia pašaukimo istorija, pasakojimas ir tokia nesėkminga pašaukimo istorija, nes štai tas žmogus ar jaunuolis apniuko, nusiminęs pasitraukė, žodžiu, nepanoro sekti paskui Jėzų, nes turėjo daug turto. Bet labai nesenai atradau, man visą laiką kvirbėjo ta mintis. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir tada sek paskui mane. Tas meiliai pažvelgė. Įsivaizduokit, Dievas pažvelgia meiliai ir tas žvilgsnis jisai turi, aš nežinau, jis turi kažkaip žmogų persmelkti. Tu turbūt tiesiog eini ir paskui nieko negali daryti gyvenime, kaip tik galvoti apie tą žvilgsnį. Ir labai stiprus momentas. Ir tada nuostabu, kad, pavyzdžiui, radau tokią interpretaciją jau Evangelijos pabaigoje. Jėzus Getsemanės sode, ateina kariai jį suimti. Ir tada 14 skyrius, 51-52 eilutės. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Ar tai negalėtų būti tas pats jaunuolis? Tas pats žmogus, kuris tada, žodžiu, išvydęs meilų Jėzaus žvilgsnį, nuliūdo ir pasitraukė, nes turėjo daug turto, bet turbūt visai logiška, kad tas žvilgsnis jį persekiojo. Ir kad taip, ne iš karto, nes labai keista, tas jaunuolis iš niekur išdygsta ir, žodžiu, evangelistas, mokiniai išsilaksto, kodėl jam reikia dar pastabos apie vieną jaunuolį. Ir tada labai graži ta sąsaja su turėjo daug turto ir staiga seka tik tai įsisukęs į drobulę, apsivilkęs drobulę ir jos net galiausiai neteks, pabėgs, išsiners ir pabėgs visiškai nuogas. Tai čia norėjau pailiustruoti, kad tas perlas gali būti Jėzaus meilus žvilgsnis. Kas iš tiesų ne tik vertinga, bet kas tave priverčia jau gyventi kitaip.
be ko tu nebegali gyventi. Tiesiog jau tu net nebesirenki, tave nuolat tas persekios. Tai va tai yra dangaus karalystė. Kai kažką atrandi ir viskas, negali miegoti, negali nieko daryti, tave nuolat diena iš dienos, metai iš metų, tai persekios, kol galiausiai tu jau norėdamas pilnatvės viską paliksi ir eisi tikrai paskui. Ir čia kažkaip pagalvojau dar apie tokius istorinius pavyzdžius, man gimė mintis, kaip gyvenime va, tas perlas atrastas gali būti pailiustruotas net istorijoje. Teko gal kam nors matyti tokį filmą Šindlerio sąrašas. Asmenybė, žodžiu, Oskaras Šindleris buvo nacių agentas ir, žodžiu, jisai, aišku, verslininkas, labai gudrus, visokių apie jį atsiliepimų yra, jo žmona irgi ne per daug gražiai apie jį atsiliepia, kad jis mėgdavo ir palaidą gyvenimą ir išgerdavo gerokai, bet, žodžiu, žmogus, kuris šalia to buvo dar ir verslininkas ir mąstė, kaip išnaudoti žydų tautą, žydus kaip pigią darbo jėgą. Ir tada jisai, žodžiu, įgijo kažkokį ten fabriką, neatsimenu, emalės ir kažkas panašaus. Ir tenai, žodžiu, tie žydai darbavosi, įrengė ten koncentracijos stovyklą. Ir paskui jam kilo mintis Čekijoje pastatyti ginklų fabriką, bet tame emalės fabrike kažkas jam pasidarė, kad tie žydai, kurių greičiausiai, nors jis niekada nebuvo antisemitas, bet vis tiek, reiškia, daugiau galvojo apie karą, apie tai, kaip gauti naudos, visiškai be jokių išlaidų. Tai va, žydai tam labai pasitarnavo, bet kažkas jam pasidarė, kad jis pradėjo gelbėti tuos žydus. Ir tada sumastė, aišku, ten kišininkaudamas įvairiai, sumastė pastatyti ginklų fabriką. Nei vieno ginklo taip pasirodo ir neišleido tas fabrikas, bet jisai tenai bandė evakuoti žydus į tą fabriką ir pristatinėti kaip būtinus darbuotojus karo pramoniai, kurie, žodžiu, gali pasitarnauti, kurie yra išmanus, ten darbštus ir taip toliau. Jauni, stiprus. Ir tarptų darbuotojų buvo vaikai, buvo moteris, žodžiu, visiškai netinkami tam darbui žmonės, bet štai jisai klastojo dokumentus ir tokiu būdu išgelbėjo apie 1200 žydų, kurie buvo tame sąraše, kai kuriuos suėmė naciai, jis tuomet išpirkdavo juos, mokėdavo kyšius ir mirė jisai jau visiškai skurde. Tai jis visą savo turtą išleido tų žydų išlaikymui, nes nieks naciai nedavė ten maisto paketų kokių nors gerų. Taigi jis pirkdavo duonos, pirkdavo maisto, juos maitindavo. Ir va tas žmogus, kuris, taip sakytume, visiškai netinkamas šventumui, atrado brangiausią perlą, dėl kurio nustojo būti verslininkas ir dėl kurio netgi atidavė viską. Tai vat vienas tokių man kažkaip tai gražiausių pavyzdžių, kaip istorijoje gali atrasti. Ir ten nėra tokio tiesmuko tikėjimo, skelbimo, tiesiog suveikia kažkur žmogiškumas. Ir kas be galo prasminga ir gražu. Ir kitas toks į šalį pavyzdys, tiesiog pamastymui, kai kalbėjau apie žmogus pirklys, kaip tapti daugiau žmogumi, atsisakant tos antro priedo. Pagalvojau mūsų CV, curriculum vitae, kai mes rašom kur nors, ypač kai ieškom darbo, kiek ten informacijos, kokius kursus išlankiau, kur kvalifikaciją kėliau, ten kur dirbau, žodžiu, ten nežinau kiek tų lapų, bet kuo daugiau ten prikiši, tai tuo tu vertingesnis. Ir dabar, jeigu aš būčiau darbdavys, ir jeigu ateitų žmogus ieškantis darbo ir atneštų tą CV, curriculum vitae su vienu žodžiu, esu žmogus,
aš garantuoju, aš iškart jį priimčiau į darbą. Net nesvarbu, ar jis profesionalas, ar ne, ar jis tos ryties, ką nors išmano, gali būti visiškai pirmą kartą matyti kompiuterį ir leisčiau jam dirbti su kompiuteriu. Todėl, kad turėti jau tokį suvokimą, jau reiškia, kad žmogus yra asmenybė be galo brandus. Tai nesiūlau jums dabar imti ir rašyti save tokius žmogus, nes tas turi gimti iš tavo vidaus. Reiškia, negalite apgaudinėti darbdavių su šitu triuku, bet man kažkaip besiruošiant šitai paskaitai gimė toksai, ką reiškia būti daugiau žmogumi, arba tiesiog ką reiškia tapti žmogumi. Ir už ką mes vertinam žmonės, vieni kitus, ar už jų nuopelnus, jų ten visokius pasiekimus, kai turėtume atrasti perlą, tai yra patį žmogų, vien tik dėl to, kad jis yra žmogus. Tai tiek apie šį palyginimą. Ir antrasis, kurį numačiau, yra, čia kaip tik, man atrodo, pirmas susitikimą buvo komentaras apie gerąjį samarietį. Tai priėjom iki gerojo samariečio, Luko Evangelija, 10 skyrius, 25-37 eilutės. Jeigu jau galvojat, kad samarietis nėra gerasis, jau neblogai, bet jis gražiai pasielgė labai. Nuo 25, nors pats palyginimas yra truputėlį vėliau, bet čia, kadangi vyksta pokalbis su rašto aiškintoju, tai reikia su įstatymo aiškintoju, mokytoju, tai reikėtų skaityti nuo 25 eilutės. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Matot, ištisai tas klausimas išnyra ne vienoje vietoje. Jėzus tarė: o kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, Anas paklausė Jėzų: o kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: eik ir tu taip daryk. Klasikinė interpretacija kalba apie susitapatinimą su samariečiu, kuris padeda kitiems vargšams, ligonėms, užsieniečiams ir taip toliau. Yra gražių, aišku, net ir yra brozdėlių, kur Jėzulis vaizduojamas kaip pasilenkęs prie sumušto, ten slaugo, gydo. Taigi tas samarietis, jame bažnyčios tėvai žvelgia ir Jėzaus asmenį.
Bet įdomu, kad padėti vargšams, padėti, kaip šitas sumuštas žmogus tokiam žmogui arba padėti užsieniečiui, nėra kažkas labai tokio stebinančio ir ypatingo. Ir ypač aš galvoju, kad ir pirmo amžiaus klausytoją nelabai tas turėjo stebinti, nes iš tikrųjų pats įstatymas mokė žydus rūpintis vargšais, rūpintis paliegėliais. Palyginimo pavadinimas – Gerasis Samarietis. Pirmo amžiaus klausytojui, žydui, yra labai nonsensas didžiulis, kadangi neįmanoma, kad samarietis būtų geras. Čia yra tas pats, kaip sakyti gerasis musulmonas. Aš nesu prieš musulmonus ir šiandien mes turėtume atsargiai svaidytis tokiais terminais, bet suvokiant tą perskyrą kultūrų, net ir šiandien Izraelyje, ko gero, jeigu Jėzus kalbėtų tą palyginimą, tai šiandien sakytų jį gerasis musulmonas ir pateiktų pavyzdį, nes musulmonai su žydais gatvėse stengiasi nesusitikti, neduok Dieve žydas paklius į palestiniečių miestus, tai nežinau, kuom ten baigsis. Bet ir patys musulmonai irgi vengia eiti tas vietas, kur yra žydų teritorijos. Taigi ta perskyra dar šiandien labai gaji, labai stipri ir, tas palyginimas apie gerąjį musulmoną turbūt būtų iškalbingas šiandien ir žydų tautos žmogui. Bet apie viską palaipsniui. Kontekstas dabar to palyginimo. Rašto aiškintojas, arba tiksliau įstatymo mokytojas. Įstatymo mokytojas štai atsistojo ir mėgindamas Jėzų paklausė. Atsistojo, mes paprastai girdime Evangelijose, kaip kas nors prieina prie Jėzaus ir puola ant kelių ir klausia ko nors, parodydamas tokiu gestu, išreikšdamas pagarbą Jėzui ir parodydamas jo autoritetą. Šitas priešingai atsistojo, reiškia, jis yra autoritetas, jis yra įstatymo mokytojas ir dargi mėgindamas klausia. Ką reiškia mėgindamas? Reiškia, kad ketina sugauti jį kalboje, kad paskui galėtų prikišti, apkaltinti ir panašiai. Klausimas mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą. Pirmiausia, mokytojau. Luko Evangelijoje šitas kreipinys į Jėzų yra dažniausiai ironiškas. Nes tie, kurie tikrai ketina sekti Jėzumi, jį vadina viešpačiu, Kyrijos. O čia mokytojau, ką turiu daryti, idėja yra tokia, kad, pamokyk mane, aš esu tavo mokinys. Bet šitas įstatymo mokytojas visai nesijaučia mokiniu. Jis priešingai, ironiškai taip, pamokyk čia dabar, pasakyk kaip čia, patikrinkim, ką tu čia galvoji. Tai aišku, su tokia laikysena tiesos niekas negali atrasti, net ir šiandien ieškodamas Dievo. Įdomu, kad tai jo reikėtų klausti, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą. Taigi jis yra įstatymo mokytojas. Ir jis tikrai turėtų žinoti atsakymus. Taigi čia vėl ta jo klasta išryškėja, kad jis tiesos nelabai turbūt ieško. Bet kas man gražu be galo, kad Jėzus neatstumia tokių žmonių. Jisai kalbasi ir netgi pateiks tokį palyginimą, kuris privers įstatymo mokytoją, atsiversti arba tiesiog perkeisti jo mentalitetą, laužant visokius stereotipus. Kaltinti, jo tikslas mėgindamas, siekiant apkaltinti, tai yra šėtono darbas. Šėtonas nuolat kaltina, bet Jėzus mes žinom, kad šėtoną nutildė ir atsakė, negundyk viešpaties savo Dievo. Galbūt reikėtų čia ir šitam įstatymo mokytojui panašiai atsakyti, bet tada nebūtų Jėzus gal jo laimėjęs.
Taigi jisai, žodžiu, kalbasi su juo. Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Čia prie žodžio daryti aš jums siūlyčiau pataisyti truputėlį vertimą ir įrašyti padaryti. Nes tai yra veiksmažodis aoristo laikų, kuris reiškia vienkartinį veiksmą. Ką turiu padaryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Tai yra, ar pavyzdžiui, aplankyti šventyklą, nežinau, sušelpti kokį vargšą, sukalbėti kokias nors maldas ypatingas, kažkokį konkretų veiksmą, baigtinį, po kurio, bet štai sektų kaip atlygis amžinas gyvenimas. Pats klausimas yra blogas, nes atsakymas turėtų būti nieko neturi daryti. Žodžiu, kiekvienas žydas žino, kad amžinasis gyvenimas yra Dievo dovana. Ir mes irgi čia tinka ir krikščionims. Labai dažnai mėginam užsitarnaut amžinai gyvenimą. Savo darbais, savo elgesiu, savo, nežinau, maldomis, kažkuo, bet tai yra malonė. Tiek žydų tautai, tiek ir mums amžinasis gyvenimas yra Dievo malonė. Ir dėl to, žodžiu, nieko, iš esmės tai nieko neturime daryti, kad laimėtume dangų. Visi žydai žinojo, kad laikų pabaigoje jie kelsis ir kad visa Izraelio tauta dalyvaus amžinybėje. Ta žino ir dabar. Yra tiesa, saugikliai sudėti, išimtis tie, kurie atsisako tikėjimo ir tie, kurie gyvena vien savo malonumui, tai tie nedalyvaus būsimajame gyvenime, bent jau automatiškai. Tai čia irgi aš taip siūlau galvoti ir bažnyčioje, galvoti apie tai čia Pauliaus įtakoje, kad vis tiek normalu yra krikščioniui tikėti, kad visi bus dangaus karalystėje. Dabar jeigu matom, kad tas žmogaus elgesys iš tikrųjų labai baisus ir ten netitinka Dievo logikos, meilės logikos, tai tada vis tiek paliekam viltį, kad kažką Dievas padarys su tai žmonėmis, kad jie vis tik tai būtų įtraukti į dangaus karalystę. Toros laikymasis nesusijęs su amžinuoju gyvenimu. Čia irgi labai svarbi pastaba, nes žydai laikėsi Toros visai negalvodami apie amžinai gyvenimą. Nes amžinai gyvenimą jiems garantuoja sandora su Dievu ant Sinajaus kalno, kuri yra neatšaukta po šiai dienai. Taigi tos sandoros pagrindu žydai turi net ne viltį, o žinojimą, kad jie tikrai bus amžinybėje. Kaip pavyzdžiui Lozoriaus prikėlimo istorijoje Morta sako, aš žinau, Viešpatie, kad mes prisikelsim paskutinėje dieną. Tai jie laikėsi Toros kaip atsako į sandorą, į sandoros dovaną. Ir laikydamėsi Toros, laikydamėsi įstatymo, kurį čia Jėzus ir pacitavo, mylėk Viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visų protų jėgomis, o artimą kaip save patį. Taigi, laikydamėsi Toros, nes tai yra Toros antrauka, jie liudijo meilę Dievui ir meilę artimui. Rašto įstatymo mokytojas yra susirūpinęs savo ateitimi, savo asmeninių tokių išganimų, kai turėtų rūpintis tuo, kas rūpi Torai. Tai yra meilė Dievui ir meilė artimui. Tora irgi labai įdomu ir čia aš manau, kad ir bažnyčios mokymas turėtų panašią logiką tęsti. Tora nesirūpina būsimuoju gyvenimu. Tora susikoncentruoja ties šiuo gyvenimu. Kaip gyventi šiandien. Va čia yra Toros užduotis. Ir bažnyčios mokymas, man atrodo, irgi turėtų labiau akcentuoti ne kaip gyvensim amžinybėje ir kaip ją pasiekti, bet kaip gyventi čia ir dabar, šiandien. Ir Jėzus, čia nerealus Jėzus, pedagogas, turėtume mokytis visi iš jo, kaip jisai atsako į tą klausimą,
ką turiu daryti, kad laimėčiau, ką turiu padaryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Va tas kaip skaitai. Mums jisai prasprūsta, maždaug o kas parašyta įstatyme, ir mes iš karto cituojam taip, kaip daro ir įstatymo mokytojas, bet tas klausimas, kaip skaitai, turbūt yra svarbus. Nes turbūt galima perskaityti skirtingai. Ir tada atsiranda įvairios interpretacijos. Rašto įstatymo mokytojas yra išsilavinęs, moka rašyti, moka tikrai skaityti. Tai ne kiekvienam buvo prieinama, nebuvo bibliotekų Kafarnaume arba ten Nazarete, dar kur nors. Paprasti žmonės, jie net ir nekėlė savo užduoties išmokti rašyti ar skaityti, jie tiesiog klausydavo šitų įstatymo mokytojų arba kunigų, levitų, jie perduodavo tą išmintį ir žmogus tiesiog klausydamas mokydavosi ir paskui savo gyvenime mėgindavo tą praktikuoti. Tai šitas yra įstatymo mokytojas be galo išsilavinęs ir klausimas jam, kaip skaitai, yra tikrai toks provokuojantis. Ir atsakymas, kurį pateikia įstatymo mokytojas, yra pakartoto įstatymo knygos 6 skyrius 5 eilutė ir kunigų knygos 19 skyrius 18 eilutė. Pirmoji ištrauka kalba apie meilę Dievui, kuri yra žmogaus egzistencijos pamatas, ir antroji kalba apie meilę artimui. Antrasis labai svarbus tas įsakymas dėl to, kad jisai parodo, jog meilė Dievui nėra emocija, nėra kažkokia teorija, bet mylėti Dievą gali tik tai rodydamas meilę artimui. Žodžiu, be šito artimo nebus meilės Dievui. Taigi meilė Dievui yra praktinė, kitaip tariant, pasireiškia santykyje su kitais žmonėmis. Ir paskui iš viso to, iš šitos santraukos kyla visos kitos nuostatos. Apsiplovimai, ten mezūzų, dėžučių tokių ant durų lipdymai, kurios ir primena išeinant ir įeinant pagrindinę mintį Toros. Nežinau, dar visokių ten daugybę papročių, kurie susiję būtent su švarumu. Ir visa tai yra daroma iš meilės Dievui. Tai rašto žinovas, įstatymo mokytojas atsakė labai teisingai. Jisai pademonstravo, kaip jisai išmano įstatymą. Paėmė 2 ištraukas iš skirtingų knygų ir štai sukalė. Jėzus tą patvirtina, gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Čia suktumas yra tai daryk ir gyvensi, nes klausimas buvo apie amžinybę, o atsakymas yra apie dabartinį gyvenimą. Ir čia Jėzus naudoja veiksmažodį jau ne aoristo laiku, tai yra ne tuo vienkartiniu laiku baigtiniu, bet tęstiniu laiku. Kitaip tariant, visą laiką taip daryk ir nesako turėsi amžinąjį gyvenimą, sako gyvensi. Tai mums pamoka irgi, jeigu norime gyventi šiandien, būti laimingi, tai turėtume nuolat praktikuoti meilės Dievui ir meilės artimui įsakymą. Svarbu yra gyventi dabar, o ne galvoti ir svaičioti apie amžinybę. Čia tokia, įsidėmėkit tą. Kartais būna tiek daug tuščių diskusijų apie tai, kaip bus ten, vietoj to, kad galvotume, ką dabar darome. Čia galėjo baigtis šitas pokalbis, betgi įstatymo mokytojas, vis tiek reikia kažkaip tai bandyti Jėzų nugalėti ir tada meta kozerį, kas yra mano artimas. Ir tikrai ne dėl to, kad jam rūpėtų artimas ir Dievas, bet tiesiog nori save įteisinti šitame dialoge, nugalėti. Hebrajiškas žodis rea, artimas,
Aš jį užrašysiu hebrajiškai, čia bus, po to bus svarbu. Rea. Man atrodo taip, bijau dėl balsių. Nu, gal tai padarysim. Į šitą nežiūrėkit. Rea. Re ir tokia ain raidė, kuri iš esmės nelabai ir tarėsi, dėl to čia tik balsė tarėsi. Čia yra E, čia yra A. Rea. Ir skaitosi va taip. Tai žodis, kuris reiškia artimas, reiškia mylimas, reiškia bičiulis, reiškia giminaitis, bet taip pat reiškia ir šalia gyvenantį užsienietį. Kunigų knyga, 19 skyrius, 33-34 eilutės kalba. Jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriausi. Ateivis gyvenantis su jumis bus jums tarp jūsų kaip vietinis. Mylėsi jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje. Aš esu viešpats jūsų Dievas. Taigi ir vietinis net gali reikšti tas žodis. Klausimas, taigi, kas mano artimas? Iš tiesų, šitame klausime įstatymo mokytojas mėgina paklausti, o kasgi nėra mano artimas? Nes vat štai Jėzus dabar turėtų pagal tą logiką išvardinti visus tuos, kuriuos aš išvardinau, pridėti aišku ir svetimtaučius ir tada, vat kažkaip tai iš to paaiškėtų, kas nėra mano artimas. Tarkim, priešas jau galėčiau sakyti nėra mano artimas, o tai reiškia, kad įstatymo mokytojas klausia, į ką galiu nekreipti dėmesio. Į kokius asmenis galiu nekreipti dėmesio ir galiu nesuteikti maisto, nesuteikti pastogės arba netgi ką galiu nekęsti. Ir Jėzaus atsakymas turbūt būtų nei vieno iš esmės. Nėra tokio žmogaus, kuris turėtų nebūti tavo artimas. Apie priešų meilę tokia pastaba. Dabar galvoju, Mato Evangelijoje 5 skyriuje. Mato Evangelija 5 skyrius. 43 eilutė. Kalba taip. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. Čia vėl cituojama ta Kunigų knygos 19 skyriaus 18 eilutė, bet ten nėra parašyta nekęsk priešo. Bet tiksliai pažiūrėkim dabar. Kunigų knyga, 19 skyrius, 18 eilutė. Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats. Nesakoma, nekęsi priešo. Ir čia greičiausiai įtaka yra Kumrano bendruomenės, Esenų bendruomenės, nes jie kalba savo raštuose, mylėsi visus šviesos vaikus ir nekęsi tamsos vaikų. Tai čia tiesiog noriu pailiustruoti, kaip ta literatūra pirmo amžiaus sandūroje prieš Kristų, po Kristaus, kaip jinai buvo įvairi ir tų šaltinių daugybė visokių, bet matyt jau Evangelijos rašymo metu, aišku, jau buvo krikščioniškos idėjos paplitusios ir žodžiu, suteikiama tai ištraukai citatos statusas, nors greičiausiai tai nebuvo citata, nes, sakau, nerandam Biblijoje, kad turi mylėti savo priešą. Neprašoma mylėti
priešų, bet jais vis tiek rūpintis, jeigu žmogus, kad ir priešas, bet jisai alksta, yra dykumoje, alksta, trokšta, tiesiog žmogiškumas reikalauja, kad tu tam žmogui suteiktum. Duotum vandens, duotum maisto, kad jis išgyventų, mylėti jo nereikia, bet, žodžiu, pasirūpinti kiek įmanoma minimaliai. Neprašoma mylėti tų, kurie yra kažkur toli, bet prašoma mylėti tuos, kurie yra šalia. Ir, žodžiu, žydų mąstyme tikrai negali engti priešų, nekesti priešų, nes Dievas niekada to nemokė. Blogio nekest galbūt. Jėzus ragina ir tik jis, pirmasis turbūt, kuris ragina mylėti priešus. Iškės eina toliau, negu įstatymas reikalauja. Ir štai dabar įdomumas visas, kaip skaitai, nes hebrajiškai priešas arba blogis rašosi lygiai taip pat. Tik tai kita balsė. Rea ir ra. Žodžiu, priebalsės, kadangi Biblijoje balsių nerašo, ir šiaip žydai nevartoja balsų, tik tai kalba įgarsindami su balsėmis, rašo priebalsėmis. Tai šitas žodis, kuris parašytas įstatyme, kaip skaitai, iš karto mums atveria akis, nes tą žodį galima perskaityti artimas, o galima perskaityti ir priešas. Arba blogis, tai daug prasmių yra tame. Vadinasi, tame įsakyme mylėk savo artimą kaip save patį, galima perskaityti ir mylėk savo priešą kaip save patį. Aišku, kad žydai, juk jie žinojo ir tas balses naudojo, tai normaliai yra tas žodis ir yra artimas. Bet įstatymo mokytojui, kadangi jis jau mokytojas, suteikiama galimybė naujai interpretacijai, pagalvoti truputėlį, ar netilptų šitame žodyje ir priešas. Tai va čia į tai, kaip skaitai, ir po to iš karto seka palyginimas, kuris ir pabandys pailiustruoti būtent šitą triuką, kuris privers ir įstatymo mokytoją, žodžiu, interpretuojant pačią situaciją, perprasti save. Klasikinė, dar alegorinė bažnyčios tėvų 4-5 amžius interpretacija, kalbant ne apie samarietį, bet apie tą sumuštąjį vargšą, tai aišku, jis yra nusidėjėlis, reikalingas pagalbos, ir kadangi judaizmo atstovai nesuteikia tos pagalbos, tai yra kunigas ir levitas, tik samarietis, kuris dėl to ir yra laikomas jau Jėzaus Kristaus prototipu. Kalbama kartais ir apie aliejų ir vyną, kuris pilamas ant žaizdų, kaip apie sakramentus. Taip pat ir užeiga, ir ten mokestis užeigoje. Apskritai užeiga gali irgi būti suvokiama kaip bažnyčia. Bet čia daugiau jau bažnyčios tėvų ir alegorinė interpretacija. Iš tikrųjų būta pirmo amžiaus, tuo metu, kai Jėzus gyveno, 2 tipų užeigų. Vienos buvo nemokamos užeigos ir jos rėmėsi tokia idėja, kad svetingumas artimiesiems rytams yra be galo svarbus dalykas, kadangi pats Dievas gali būti, kad aplanko tave. Tai tos užeigos tokios, svečių namai, žodžiu, turtingesni žmonės turbūt turėjo kažkokius svečių namus, į kuriuos priimdavo ir svetingai su jais elgdavosi. Dabar ne visus turbūt priimdavo į tuos svečių namus, į juos dažniausiai kreipdavosi pažįstami, draugai, bičiuliai, kažkas rekomendavo, ir į tokius namus neįsileisdavo žemiausios sluoksnio žmonių, ten kokių elgetų, ar ten, plėšikų, nusikaltėlių.
Buvo kito tipo užeigos, kurios garsėjo nekokia reputacija, netgi kaip ir viešnamiai. Tai va tenai jau, kaip sakyt, kadangi tie savininkai nelabai irgi sąžiningi žmonės ir galbūt net nelabai galvoja apie įstatymą ir meilę artimui, jie priimdavo už pinigus įvairiausius žmonės ir tie plėšikai, jie ir ėjo tik tenai. Dabar kita dar mintis graži, kad samarietis apsilankė užeigoj, kuri yra mokama, kadangi jis yra tikrai kitatautis. Jis neturi šitoj žemėje draugų, bičiulių, nes jeigu jų turėtų, jis eitų pas juos. Taigi jisai eina į bet kuriuos namus, kurie jį priima. Ir va tas užeigos šeimininkas, neturėtume jį įsivaizduoti irgi labai pozityviai, nes paprastai, jeigu tai yra jau mokamas dalykas, tai kalba apie jį neigiamai. Nepaisant to, jis irgi slaugys, kaip keičiasi ir jo gyvenimas per tą sumuštąjį, kurį samarietis atgabena pas jį. Tokia pastaba dar irgi šiaip bendram išprusimui. Nuo maždaug 4 amžiaus atsiranda jau krikščioniški namai, krikščionių statomi namai, kurie vadinami hospicijum. Nuo čia ir hospisas, būtent svečių namai, skirti ligoniams gydyti, slaugyti. Bet pirmosios ligoninės 4 amžius krikščionių dėka. Toliau kunigai ir levitai, keletą irgi pastabų apie juos. Antrosios šventyklos metu, o tai reiškia ir Jėzaus gyvenimo metu, kunigų skaičius labai stipriai išaugo, jų ten keli tūkstančiai buvo. Ir kunigai buvo suskirstyti į 24 grupės, kurių kiekviena turėjo per metus 2 savaitės atlikti tarnybą Jeruzalės šventykloje. Taigi taip išsiskaidė metų bėgyje, kad, žodžiu, kiekviena grupė atliktų tarnybą šventykloje, o tai reiškia, aišku, kad būtų švarus rituališkai, būtų pasirengę tai tarnystai. Bet kunigai ne tik aukojo atnašas šventykloje, jie taip pat mokė žmonės Jeruzalės gatvėse, jie taip pat buvo atsakingi kaip teisėjai, jie teisėjavo, ypač nustatant, ar žmogus yra švarus ar ne, ar jis gali įeiti į šventyklą ar negali. Jie, tarkim, nustatydavo, kad raupsais serga kažkuris žmogus ir tada jį šalina ne tik iš šventyklos, bet ir iš tautos, atskiros kažkokios erdvės, kur jie gali gyventi jau izoliuoti nuo savo tautos. Ir jeigu pasveiksta, Jėzus sako, eikit pas kunigus, pasirodykit kunigams, jie tada patvirtina, kad šitas žmogus yra sveikas ir jį grąžina į visuomenės ir religinį gyvenimą. Tai vat kunigai turėjo nemažai funkcijų. Levitai skyrėsi nuo kunigų, levitai net nešaudavo aukų, levitų pagrindinė funkcija buvo giedoti psalmes ir saugoti šventyklą, būti prie vartų, žodžiu, kad ten neįeitų netinkamas asmuo į šventyklos teritoriją. Taigi tokie kaip sargai, bet ir vieni ir kiti buvo labai gerbtini, priklausė elitui, aukščiausiam sluoksniui, aišku, išsilavinę, mokantis skaityti, rašyti, bet ir šiaip išmintingi žmonės, galintis kitus mokyti. Tai tarp klasikinių komentarų pasisakoma, norint apginti kunigus ir levitus, kad jie praėjo pro šalį, pro tą nelaimėlį, būtent dėl to, kad rituališkai turėjo būti švarus. Kadangi turėti kontaktą su mirusiu arba turėti kontaktą su krauju reiškia susiteršimą ir tada jie negalėtų atlikti savo pareigų. Bet tekstas kalba apie tai, kad bent jau kunigas, tuo aš pasižiūrėsiu tiksliai, kaip ten rašoma.
Oi, viskas krenta, laksto visos špargalkės. Ačiū. Taip, Luko Jėzus prabilo, vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą. Čia labai svarbu, kryptis kelio. Jeruzalė yra gerokai aukščiau, Jerichas jau žemiau jūros lygio. Jeruzalė, ten skirtumas tarp jų yra maždaug 1 kilometro skirtumas aukščio. Atstumas, bijau dabar sumeluot, bet apie 30 km, gal truputėlį mažiau. Vieta labai kalvota ir labai patogi visokiems plėšimams. Žodžiu, tame kelyje, kaip taisyklė, nuolat kas nors yra apiplėšiamas ir ten lengva pasislėpti, užpulti netikėtai. Bet esmė, kad tas žmogus, vienas žmogus leidosi iš Jeruzalės į Jerichą. Tai reiškia, kad jis eina jau iš šventyklos. Jeigu jis yra žydas, manau, kad jis yra žydas, nors tekstas sako vienas žmogus, bet labai daug kur Evangelijose kalbama apie žydą ir neįvardyjama, kad tai yra žydas, sakoma vienas žmogus. Tuo tarpu, jeigu norima pabrėžti, kad tai nėra žydas, tuomet kaip tik ir pasisakoma, štai pavyzdžiui, samarietis arba koks nors kitas kitatautis. Taigi jis leidosi žemyn. Dabar sumuštas, paliktas pusgyvis, atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas, 31 eilutė. Užtektų jau vien ir šitos informacijos, kad galėtume sakyti, jog ir kunigas leidžiasi žemyn. Eina tuo pačiu keliu, ką tai reiškia, bet eina kartodamas tą patį kelią. Taigi leidžiasi žemyn. Bet patikrinau graikiškam tekste, rašoma, atsitiktinai leidosi ir kunigas. Tai žodžiu, labai aiškiai yra pasakyta, kad kunigas jau eina iš Jeruzalės į Jerichą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis jau rituališkai atlikęs savo pareigas, jau atnešavęs auką ir susiteršimas jam neturėtų būti labai baisus, kadangi jis ne į priekį eina, o eina atgal. Ir paskui apie Levitą, tai jau sakoma, nesakoma, kad jisai leidosi, bet to atsiradęs toje pačioje vietoje, maždaug taip žodžiu išvertus. Taigi idėja vis tiek ta pati, kad jie abudu leidžiasi žemyn ir, žodžiu, nepadeda tam vargšui. Kodėl kyla klausimas? Aš galvočiau, kad ne dėl to, kad jie blogi ir ten, žodžiu, kokie niekšai, nors tikrai turėjo padėti pagal tai, kokias pareigas jie užima, kokį autoritetą turi, bet galbūt čia suveikia toks žmogiškas faktorius bijojo. Gal tai yra pasala. Prieisiu, čia gelbėsiu, užpuls ir su manim tas pats atsitiks. Ir manau, kad čia pakanka to juos išteisinti. Žodžiu, to nepadarė. Dabar, kad įstatymas tą numato daryti, čia jau kitas reikalas, nes Tobito knyga, pavyzdžiui, 1 skyrius, 16-18 eilutės. Žodžiu, kad laidoti nėra toks jau baisus dalykas, kad žmogiškumas kartais ima viršų. Ir dabar Tobito knyga. Kur čia yra štai. Šalmeneserui valdant padariau, čia Tobitas apie save, padariau daug gerų darbų savo giminaičiams ir tautiečiams. Dalijausi duoną su alkstančiais ir drabužiais su nuogaisiais. Jei pamatydavau mirusio tautiečio kūną, išmestą už Ninevės sienų, palaidodavau jį. Palaidodavau ir kiekvieną žmogų, nužudytą Sancheribo
parbėgusio iš Judėjos nuo dangaus karaliaus teismo už piktžodžiavimą. Pagautas įsiučio, jis nužudė daug izraelitų, o aš vogčiomis paimdavau jų kūnus ir palaidodavau. Na štai Tobitas pademonstruoja tikrai teisaus žydo veiksmus. Galima, pasirodo, laidot. Ir Talmudas netgi numatė, net ir, žodžiu, kunigams, apskritai tiems, kurie neteina, tarkim, į Jeruzalę atlikti savo apeigų ir turi būti švarus, bet jeigu eina ir sutinka, randa kelyje mirusi žmogų ir jeigu tai yra pirmasis žmogus, kuris aptinka tokią situaciją ir tas pirmasis žmogus yra žydas, jis privalo palaidoti. Iškas vis tiek Talmudas aiškina tai kaip gailestingumo darbą, kaip gerą darbą, nes žydui didžiausias prakeiksmas yra būti nepalaidotam. Tai reiškia neturėti likimo su savo giminė, būti klajokliu, neturėti ramybės. Taigi turėjo tą padaryti kiekvienas žydas einantis pro šalį. Jeigu yra daugiau žmonių ir tarp kurių yra kitataučių, čia gal nežinau, ar gudrumas, ar ką, bet tada galima būtų pasiteisinti ir sakyti, aš nesu vienintelis čia žmogus, bet jeigu būčiau, tai tada turėčiau aš tą padaryti, o kadangi susiteršiu, jūs tą darykite. Tai, žodžiu, kunigai ir levitai turėjo tą padaryti, bet to nepadarė. Na ir dabar ką? Samarietis. Tiesa, dar prieš samarietį. Normaliai žydų kalboje yra tam tokių klišių trafaretinių, pasakojimuose naudojamų ir kiekviena tauta turi. Tarkim, lietuvių kalboje koks nors žmogus turėjo tris sūnus. 2 buvo protingi, o 3, jau mes žinom, yra klišė, buvo kvailas. Tai žydų tautoj jų pasakojimuose, jeigu prasideda pasakojimas, buvo 3 kažkas, ir jeigu pirmas yra kunigas, antras yra levitas, 3, kaip taisyklė, bus izraelitas. Ir tada logika būtų tokia, kunigas kažko nepadarė, levitas kažko nepadarė, bet jau izraelitas, tikrasis teisusis tikrai padarys. Taigi tikimasi ir iš šito pasakojimo, kad štai eina pro šalį kunigas, praėjo, eina pro šalį levitas, praėjo ir klausytojas, kuris klauso Jėzaus, jis jau žino, kad dabar bus izraelitas ir jis nepraeis. O išgirstas taiga samarietis. Ir jį jau provokuoja ir šokiruoja. Kaip iš vis gali čia atsirasti samarietis. Dabar kokie santykiai su Samarija žydų? Šiaip žydas negalvotų niekada apie samarietį kaip gerąjį samarietį. Samarietis visada yra žudikas arba niekšas ir panašiai. Kodėl susiklostė tokie santykiai? Samariečiai save kildina iš Abraomo, taigi kaip ir žydai. Samariečiai turi Torą, 5-knygę, pirmas 5 knygas, bet nepriėmė kaip Dievo įkvėptų arba išvis kaip Dievo raštų pranašų ir išminties literatūros. Taigi jie skaito tik tai 5-knygę, Torą, pirmasias Biblijos 5 knygas. Jie apipjaustyti ir tai reiškia irgi sandorą, kad jie dalyvauja su Moze sudarytoje sandoroje. Istorija taip susiklostė istorijoje, kad skilus karalystė Izraelio į 2 karalystės, į Judo, kur sostinė buvo Jeruzalė, ir į Izraelio, kur sostinė buvo Samarija. Taigi 2 karalystės. Ir samariečiai kaltino, Judo karalystė kaltino Izraelį, tai reiškia samariečius,
kad jie garbino Baalą, asirų dievą. Visa tai susiklostė dėl to, kad asirams sunaikinus Samariją 722 metais prieš Kristų, samariečiai asimiliavosi su asirais. Ir turbūt čia buvo normali tokia taktika, kad tas, kuris laimi teritoriją, valdovas visokiais būdais mėgina asimiliuoti uzurpuotą tautą, kad jinai kuo greičiau taptų palanki. Tai čia Stalinas nebuvo pirmasis su savo tremtimi ir čia jau iš persų laikų reikėtų tų praktikų mokytis. Taigi, samariečiai asimiliavosi su asirais ir tada jau tiems grinuoliams žydams jie atrodė kaip išdavikai, atrodė kaip netikro žydiško kraujo, žodžiu, tolygų asirams, o tai reiškia priešai. Bet nepaisant to, tie samariečiai vis tiek tikėjimą turi tai tokį patį. Ką jie padarė? Jie 388 metais prieš Kristų pasistato savo šventyklą ant Gerazimo kalno. Ir dabar yra dvi šventyklos. Jeruzalėje ant Siono kalvos ir Samarijoje ant Gerazimo kalvos. 128 metais prieš Kristų būtent žydų kilmės karalius ima ir sunaikina šitą ant Gerazimo kalvos pastatytą šventyklą. Kadangi tik viena yra šventykla ir tik Jeruzalėje turi būti, sunaikina. Jie nebetenka. Dabar ką samariečiai daro? Jie išniekina Jeruzalės šventyklą. Skaičiau vienam komentarą, kad kažkokiu būdu ten kaulų primėti į tą šventyklą, o kaulas tai yra mirtis. Žodžiu, ten, kur yra Dievo vieta, kur yra Dievo šlovė, ten negali būti mirties, jokios žymės, taigi išniekina. Ir ta įtampa tarp samariečių ir žydų, jog jie paskui jau Jėzaus laikais aplenkdavo kiekvienas žydas aplenkdavo Samariją, nusipurtydavo kojas, batus, jeigu netyčia įžengdavo į tą teritoriją kaip ženklą, kad aš nusipurtau viską ir kad aš į savo žemę neįnešiu ne tik Samarijos žemės, bet apskritai papročių ir bent kokio galimo kontakto. Tai visą tai, tiesiog žinant, galima matyti, kiek daug ten tos neapykantos tarp tų dviejų tautų, nors jų šaknys tarytum atrodė ir bendros. Samarietis, kuris dabar gražina gyvenimą ir jeigu pagalvotume žydui, jis jau yra labai kilnus žmogus. Tas buvo pusiau gyvas, tai čia ne šiaip, kad ten pagelbėjau atsistoti, reikėjo tikrai žmogui gražinti gyvybę. Taigi jisai pademonstruoja labai gražų elgesį, bet dabar galvoju, turiu surasti kur. Antra metraščių knyga, 28 skyrius. Jeigu atsiversit, pamatysim, kad jau toks elgesys yra buvęs. Ir iki Jėzaus palyginimo antra metraščių knyga, 28 skyrius, 14-15 eilutės. Kalbama apie samariečius. Ir tarė jiems, čia, žodžiu, kažkoks vadas, belaisvių čia neveskite, nes jūs ketinate užtraukti mums kaltę prieš viešpatį, pridedami tai prie mūsų nuodėmių ir kaltės. Juk mūsų kaltė jau gana didelė ir pykčio liepsna gresia Izraeliui. Taigi čia samariečiai kalba apie save, paėmė į nelaisvę būtent Judo gyventojus. Tad kariai paliko belaisvius ir grobį pareigūnams bei visai bendrijai. Tuomet tie vyrai paėmė belaisvius, aprengė nuoguosius apdarais iš grobio, apvilko drabužiais, apavė sandalais, davė jiems pavalgyti bei atsigerti
patepė juos aliejumi ir užsodinę ant asilų silpnuosius nuvedė visus pas jų giminaičius į Jerichą, palmių miestą. Tai padarė, jie sugrįžo į Samariją. Žiūrėkit, jau yra nuostabus pavyzdys, kaip samariečiai yra pasielgę istorijoje, kad nutrauktų tą kerštą, kad negimtų dar didesnis kerštas jiems paskui atgal, bet jie galvoja ir apie Dievą, kad neužsitrauktume dar didesnės gėdos, juk mūsų kaltė ir taip jau gana didelė. Kaltė greičiausiai būtent dėl to asimiliavimuose. Jie suvokia, kad prieš Dievą turbūt nėra labai jau teisūs. Taigi pademonstruoja gražų elgesį su žydais. Bet žydams vis tiek, nepaisant to, samarietis yra baisus žmogus, būtent dėl santykio su Dievu, išdavęs tautą. Ir kitas dalykas, kad žydas niekada neleis, čia aš truputėlį taip sutirštinu, bet kad suprastume to palyginimo dabar esmę, kurioje vietoj čia kabliukas. Žydas niekada nesuteiks niekšui galimybės įgyti žmogaus veidą. Va čia yra, man atrodo, šuo pakastas. Jeigu aš samariečiui leidžiu padaryti gerą darbą, jis tampa žmogumi. Ir samariečiui niekada neleisiu, kad jis taptų žmogumi. Kažkas panašaus, jeigu imtume šiandien aktualijas, įsivaizduokit, kad ukrainietė kokia nors ten baisiai sumušta, rusų karių išprievartauta, dabar eina pro šalį galbūt kitas būrys rusų, tarp kurių yra ir tikrai gal ir gerų žmonių. Ir štai jis bandytų padėti. Tai va reakcija ukrainietės turėtų būti labai panaši, kaip žydo samariečio atžvilgiu. Reiškia, aš tau geriau mirsiu, bet tau nesuteiksiu galimybės įgyti žmogaus veidą. Reiškia, neleisiu tau padaryti gailestingumo darbą, nes tas gailestingumo darbas tave verčia vadinti jau žmogumi. O tu esi niekšas, esi baisus. Ir dabar, kas įdomu, kad pats klausimas, kurį čia Lukas aprašo, kai paklausė to įstatymo mokytojo, kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas. Įstatymo mokytojas net negali ištarti šito žodžio samarietis. Ką jisai sako? Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Iškės jam net neapsiverčia liežuvis ir aš nežinau, kas ten dedasi jo viduje, bet situacija pateikiama taip, kad kitaip tu negali atsakyti. Tas trečiasis yra teisusis, arba tas trečiasis yra tas, kuris parodė gailestingumą. Tai įstatymo mokytojas net negali to pasakyti, įvardinti samariečio, bet jeigu atidžiau paklausytume Jėzaus klausimą, kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas. Klausimas nėra, kuriam iš šitų trijų patekęs buvo artimas. Klausimas yra, kuris iš šitų trijų buvo artimas primuštajam, gulinčiam leisgyviui. Reiškia, klausimas yra apie tai, leisgyvis, kurį laiko artimu. Ne kunigą, ne levitą. Leisgyvis laiko artimu samarietį. Turbūt leido jam padaryti gailestingumo darbą ir leido jam įgyti žmogaus veidą. Tai va čia yra dangaus karalystė, kai tu laužai bet kokius stereotipus apie žmogų, kuris tau yra arba niekšas, arba priešas, bet suteiki galimybę jam parodyti žmogiškumą tau. Ir tas mane tada turi įpareigot
keičia mano žvilgsnį į tą žmogų. Kartais gali būti taip, kad tik tavo priešas tau gali suteikti gyvenimą. Ir va čia laužyti tą logiką yra jau Dievo logika, dangaus karalystės logika. Dar kitas dalykas pabaigai, kuris iš šitų trijų, kaip čia yra, žodžiu, gerai, gal prisiminsiu, nerandu dabar tiksliai. Turbūt 36 eilutė. Aš manau, kad taip, jeigu atėjo ta mintis, tai ko gero taip ir yra. Mūsų vertimuose, kuris iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas. Bet graikiškai čia yra pavartotas žodis ginomai, kuris reiškia tapo artimu. Ir tai yra nuoroda į procesą. Kad, žodžiu, tai ne automatiškai, ne iš karto, bet reikalingos pastangos, kad tas priešas taptų tau artimu. Tai va čia irgi tokia, man atrodo, įdomi pastaba. Ir suvokti, kad tai yra ne tik pirmos pagalbos suteikimas, bet kad tai yra nuolatinis rūpestis, ilgas. Žiūrėkit, tas samarietis, jisai ne tik ten greit aptvarstė visą kitą, bet paskui nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Ir tenai slaugė jį. Ir kitą dieną išsiėmė 2 denarus, padavė ir tada liepė slaugyk. Jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs aš tau atlyginsiu. Tas sugrįžęs greičiausiai ir lėmė kristologinę interpretaciją, kad štai laikų pabaigoje Jėzus sugrįž. Bet, kaip sakiau, neprieštarauja tas bažnyčios mokymas, jų interpretacijos, bažnyčios tėvų, jos irgi vertingos, bet jos nepriverčia taip nustebti, kaip mes jau mokam, stebimės, kai atidžiau skaitom ir kažkaip mėginam palikti pačiam tekstui prakalbinti mus. Nuostabu, 1,5 valandos, kaip, nežinau, kaip pusę dienos, turbūt, ar ne? Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Dėkoju už šį kursą, 4 susitikimai, bet labai turtingi. Ir aišku, labai norėtųsi palinkėti, kad tas neliktų tik tai, oi, kai buvo faina, kai buvo įdomu, kaip ten, žodžiu, bet kad tas atrastų jau jūsų gyvenime vietą. Jau žinot, kas yra dangaus karalystė, jau žinot, ką reiškia būti daugiau žmogumi. Tai va dabar sunkiausia dalis pradėti tuo gyventi. Ačiū.